20 miokardo infarktų ir daugiau kaip 60 širdies priepuolį patiriančių žmonių kasdien. Skaičiai gąsdina ir kasmet didėja, nors priežastis įvardinta. Turime per didelį blogojo cholesterolio kiekį ir 3 kartus rečiau nei Europos šalyse vartojame vaistus, sergsinčius nuo infarkto bei insulto. Aš tai nelabai dominius. Gydytojas sako, ar yra, ar nėra ir viskas. Žmonai įsteigė mano, kraujagyslių susiaurėjimas, 3 operacijas darytas. Tai būna, labai spaudimas kyla, tai krenta. Lietuviai turi įprotį savo sveikatą susidomėti tik tuomet, kai atgula ant operacinio stalo arba galvoja, kad ligos palies kitus, o ne mane. Juk kam rūpintis cholesterolio kiekiu kraujyje, jei rūdyjančios kraujagyslės neskauda. Aš norėčiau šiandieną truputėlį išplėsti temą ir pasakyti, kad su cholesterolio padidėjimu susiję labai daug įvairių kitų problemų, tam tikra patogenezinė grandinė, kuri kompleksiškai lemia miokardo infarktą. Kai cholesterolio kraujyje yra per daug, tuomet, turbūt jau visi irgi gerai žino, jis linkęs kauptis kraujagyslių sienelėse. Taigi, cholesterolis susikaupęs kraujagyslių sienelėse suformuoja aterosklerozinės plokšteles. Tos plokštelės yra nebylios, nejuntamos, mes galbūt visi daugiau ar mažiau jų turime ir galime jokių nejausti simptomų. Tačiau, jeigu organizme yra lėtinis uždegimas, jeigu yra kiti lemiantys veiksniai, jeigu yra oksidacinis stresas, jeigu tie lipoproteinai nešantis cholesterolį yra labai oksiduoti ir aterosklerozinė plokštelė yra nestabili, mes taip vadinam, ir linkusi plyšti, tokiu atveju gali staiga netikėtai ištikti miokardo infarktas. Taigi, padidėjęs cholesterolis, jis yra tik tai viena bėda. Aplink tai yra daugybė kitų problemų ir žmonės turėtų žinoti, kad mažindami padidėjusių riebalų kiekį kraujyje, jie slopina visas kitas tas blogasias grandis ir neleidžia įvykti miokardo infarktui. Sveikas gyvenimo būdas lemia gerą sveikatą. Tačiau to tikrai negana, norint apsaugoti save ir artimuosius nuo dažniausiai mirtį atnešančių lygų – staigaus infarkto ar insulto. Tam reikalingi vaistai – statinai. Ypač jie rekomenduojami rizikos grupėje esantiems pacientams – vyrams nuo 45 metų ir moterims virš 55 metų. Aš noriu pasakyti, kaip jie veikia. Ne tik mažina cholesterolį, čia yra esminis momentas. Cholesterolio mažinimas yra tik vienas šių vaistų poveikis. Yra jau seniai labai įrodyta, kad tie vaistai mažina miokardo infarkto ir mirties riziką, būtent neleisdami plyšti kraujagyslėje esančiai ateroskleroziniai plokšteliai. Mes tai vadiname plokštelės stabilizavimu. Ir jeigu žmogus ir turi tą plokštelę, tai vartodamas tuos vaistus, jis tikrai žinos, jog ta aterosklerozinė plokštelė neplyš. Prie jos neprilips krešulys, kraujagyslė neužsikimš to krešuliu ir iš tikrųjų sumažės miokardo infarkto ir staigios mirties rizika. Ką dar gero daro šie vaistai be kraujo riebalų mažinimo? Jie mažina organizme uždegimą. O uždegimas yra aterosklerozės, kraujagyslių senėjimo, kraujagyslių siaurėjimo ir visų blogųjų pasekmių viena iš priežasčių. Be uždegimo mažinimo šie vaistai mažina polinkį susidaryti trombams. Turbūt jau visi gerai žino, kad infarktas ištinka tuo met, kai kraujagyslė užkemšama tromba arba krešulį. Taigi, vartojant statinus, tikimybė, jog susiformuos krešulys ir kraujas iš širdies raumens tam tikrą dalį nepateks, tikimybė sumažėja. Medikai perspėja, kad statinai turi būti vartojami nuolat. Per pastaruosius metus žymiai sumažėjo statinų kaina, todėl netaupykime sveikatos sąskaitą ir rinkimės išeiti tikrai galinčią išgelbėti mus ir mūsų artimą nuo mirties.